Ar kada nors apmokėjote sąskaitą ar siuntėte pinigus naudodami telefoną ar kompiuterį? Tai skaitmeninės finansinės paslaugos praktiškai. Šiandien atidžiau panagrinėsime, kas yra šios paslaugos, kaip jos veikia ir kodėl jos svarbios. Nesvarbu, ar jau naudojotės jomis anksčiau, ar tik pradedate, šis vaizdo įrašas padės jums suprasti pagrindus. Pabaigoje pamatysite, kaip šios priemonės gali palengvinti, padaryti saugesnės ir patogesnės kasdienės finansinės užduotis, ypač senjorams. Taigi, kas tiksliai yra skaitmeninės finansinės paslaugos? Skaitmeninės finansinės paslaugos tai bet kokia finansinė paslauga, prie kurios prisijungiate arba pasiekėte naudodami skaitmeninės technologijas, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, planšetę ar kompiuterį. Tai apima tokius dalykus kaip internetinė bankininkystė, kai prisijungiate prie savo banko svetainės, kad pamatytumėte savo sąskaitos likutį arba pervestumėte pinigus. Tai taip pat apima mobiliasias pinigines, tokias kaip Apple Pay ar PayPal, kuriomis galite atsiskaityti už prekes arba siųsti pinigus kitiems. Šias priemonės galite naudoti sąskaitoms apmokėti, pensijoms gauti, siųsti pinigus šeimai ar net investuoti nedidelės sumas. Tikslas – padaryti pinigų valdymą paprastesnį ir greitesnį, nesilankant fizinėme banko skyriuje. Bet kaip šios paslaugos iš tikrųjų veikia? Daugumai skaitmeninių finansinių paslaugų reikalingas interneto ryšys. Atsisiunčiate programėlę arba apsilankote saugioje svetainėje iš savo įrenginio. Po to prisijungiate naudodami vartotojo vardą ir slaptažodį, kartais net piršto atspaudą ar veido atpažinimą. Prisijungę galite patikrinti savo operacijų istoriją, pervesti lėšas tarp sąskaitų, mokėti už komunalinės paslaugas, pavyzdžiui, elektrą ar dujas, ar net apsipirkti internetu. Kai kurios paslaugos naudoja QR kodus arba mokėjimo prisilietimu technologiją, kad galėtumėte atlikti mokėjimus parduotuvėse, nenaudodami grynųjų pinigų ar kortelių. Tai saugus ir greitas būdas stebėti savo pinigus. Kai kurios mobiliosios paslaugos yra ypač naudingos tose vietose, kur bankai yra toli. Net jei neturite oficialios banko sąskaitos, šios paslaugos leidžia siųsti ir gauti pinigus, naudojant tik mobilųjį telefoną. Pažvelkime, kaip 72 metų Danielis moka sąskaitą už elektrą. Jis atidaro savo banko programėlę, jis pasirenka mokėjimai, pasirenka elektros energijos tiekėją, įveda sumą, paspaudžia patvirtinti. Per 3 minutės sąskaita apmokama neišeinant iš namų. Šios priemonės tampa kasdienio gyvenimo dalimi. Vis daugiau žmonių kasdien naudojasi skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis. Galite apmokėti elektros energijos ar telefono sąskaitas, naudodami programėlę, o nesiųsti čekį paštu. Arba pasitikrinti pensijos išmoką, naudodami banko mobiliąją programėlę. Apsipirkdami galite atsiskaityti debeto kortele, QR kodu ar net laikrodžiu. Biudžeto planavimo programėlės padeda sekti, kiek išleidžiate ir primena, kada reikia apmokėti sąskaitas. Investavimo platformos leidžia vartotojams investuoti kelis eurus ar dolerius vienu metu iš savo telefono. Šios priemonės yra sukurtos taip, kad būtų patogios naudoti, suteikdamos kiekvienam, nepriklausomai nuo amžiaus ar kilmės, daugiau nepriklausomybės tvarkant savo finansus. Panagrinėkime keletą terminų, kuriuos galite išgirsti. Skaitmeninė piniginė – tai programėlė, kuris saugiai saugo jūsų kredito arba debeto kortelės informaciją, kad galėtumėte atsiskaityti telefonu. 2 veiksnių autentifikavimas, 2FA – tai būdas padidinti paskyros saugumą, reikalaujant 2 asmens tapatybės patvirtinimo formų, pavyzdžiui, slaptažodžio ir į telefoną siunčiamo kodo. Fintech reiškia finansinės technologijas. Platus terminas apimantis įmonės, kurios kuria skaitmeninius pinigų valdymo įrankius. Kriptovaliuta yra skaitmeninių pinigų rūšis, kaip ir bitkoinas, kuri nėra susieta su banku ar vyriausybe. O mokėjimai QR kodų leidžia nuskaityti kodą ir atlikti bekontakčius mokėjimus. Tai gali skambėti sudėtingai, tačiau šiek tiek pasipraktikavus juos lengviau suprasti ir naudoti. Skaitmeninės finansinės paslaugos yra sukurtos taip, kad būtų patogios ir saugios. Vis dėlto, visiškai normalu iš pradžių jaustis nejaukiai. Daugelis žmonių, ypač tie, kurie nėra užaugę su skaitmeninėmis technologijomis, nerimauja dėl klaidų. Tačiau, kaip ir mokantis bet ko naujo, pasitikėjimas savimi ateina su praktika. Pradėkite nuo mažų dalykų.
Pabandykite pasitikrinti savo banko sąskaitos likutį internetu. Tada pabandykite apmokėti sąskaitą arba atlikti nedidelį mokėjimą. Laikui bėgant, šie veiksmai tampa įprastų dalykų, o privalumai – laiko taupimas, galimybė viską kontroliuoti ir nereikalingos kelionės į banką – tikrai verti pastangų. Apibendrinant. Skaitmeninės finansinės paslaugos padeda valdyti pinigus telefonu, planšetiniu kompiuteriu ar kompiuteriu. Tai programėlės ir svetainės leidžiančios atlikti tokius veiksmus kaip sąskaitų apmokėjimas, pinigų siuntimas, apsipirkimas internetu ar net investavimas. Šios priemonės yra saugios, prieinamos bet kuriuo metu ir tampa vis labiau paplitusios kasdieniame gyvenime. Išmokę jas naudoti žingsnis po žingsnio, galite išlikti nepriklausomi, išvengti nereikalingų išlaidų ir jaustis labiau pasitikinti savimi šiandieninėme skaitmeninėme pasaulyje. Taigi, tęskime tyrinėjimą, nes niekada ne per vėlu išmokti valdyti savo finansus skaitmeniniu būdu. O dabar kviečiame jūs į praktinę dalį, kur galėsite pritaikyti savo žinias, atlikdami dirbtiniu intelektu paremtas praktinės užduotis. Pradėkime. Šis užsiėmimas baigtas. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite programą studijoje, kad įgautumėte daugiau skaitmeninio finansinio raštingumo įgūdžių. Sėkmingai baigę mokymo kursą gausite skaitmeninį ženklelį, pasiruošę naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis.